pavyzdžiui, žmonės apgaulės būdu nori nueiti į asmeninę treniruotę, o tada prašo, o gali apsirengti lateksu, ar gali man ten komandos kažkies pasakyti, kad aš dabar per dieną ten gaučiau tos 500 kokius eurų ar ten 1000 eurų. Man reikėjo labai labai sunkiai dirbti. Ir pavyzdžiui, tu vieną dieną gausi 1000 eurų, tarkim, o tarkim, 3 savaitės po to tu negausi jokių pasiūlymų, ar tą mėnesį negausi jokių renginių pasiūlymų. Aš, matot, nesu mitybos ekspertė, tai aš nenoriu labai nusišnekėti. Aš galiu išduoti savo labai gerą mitybos planą. 1 čitmylas per dieną. Čia yra mano išrastas ir, žinok, veikia. Vis tiek žmogus palaiko, važinėja su manimi pasirodymus, vežioja mano stulpus, ta prasme, to žmogaus šeima važiuoja mano pasirodymus, mane palaiko. Ir jie buvo ir erotikos festivalyje. Sveiki visi, praėjo dar vieną savaitę, mūsų 5. laida ir šiandien turim neeilinį svečią, Valeriją Femov, garsiausią šokėją ant mūsų žemės, ne tik šokėją, bet turbūt ir mokytoją. Teisingai pasakiau? Na, aš gal susiginčičiau dėl to garsiausio, bet... Aš garsesnės nežinau, o šokėjų patikėkite esu matęs per įvairius renginius, bet toks žymus žmogus yra pas mus tik tai Valerija. Esam jau pažįstami, esi ne kartą pas mus šokus, kiek atsimenu, 2 ar 3 kartus, jei neklystu, gal ir klystu. Paskutinį kartą tave mačiau Erose, ne? Ir labai užimtas žmogus Valerija yra, sunku prisikviesti. Kai klausiau, ar pasifilmuosi pas mus, tai jinai tiesiog atsiuntė man datas, kada aš negaliu. Jo, ten viskas organizuoti buvo gana sunku. Tai sakyk, kuom dabar užsiėmė, kokie paskutiniai buvo renginiai, kiek pamenu, buvo Ašaros berods dabar, ne? Buvo. Papasakok kažkiek dabar. Bet ir po ašarų irgi vyko dalykų. Toks buvo, mes dabar kalbame vasario mėnesį, mėnuo kažkaip labai darbingas gavosi. Buvau Ašarose, tai toks renginys, protestas prieš Valentino dieną, vyko auditorijai, tai čia yra buvęs lizdas, tai pirmą kartą aš buvau auditorijai, man patiko Kauno publika, nes Kaune būnu rečiau, pas jūs buvau porą kartų Sugar klube ir šiaip mažai buvau Kaune. Dar kaip tik balandžio 11 Valerija bus mūsų gimtadienį 22. Aš galvoju, čia siurprizas, bet taip. Reikia jiems priminti, žinai. Ir Greta sakė ateis, ir aš galbūt būsiu, būsiu, nors čia gal ne taip aktualu žmonėm, bet būsime visi, tai tikrai kviečiame visus ateiti. Jo, ir po auditorijos, po tų Ašarų Valentino dieną spėjau ir Berlyne pabūti, tai iš tikrųjų aš pirmadienį grįžau, tai čia šios savaitės pradžioje realiai aš ir grįžau. 8 naktis ten buvau, iš kurių 4 naktis pasirodžiau, 4 repetavau, tai čia toks labai intensyvus metas buvo. Tai ir šiaip tų pasirodymų visi į priekį, rašasi, bet labai malonu buvo jūsų pasiūlymą gauti čia atvykti. Man taip pat malonu, kad sutikai. O kas čia per renginys Ašaros, aš nieko nežinau? Čia, kaip ir sakiau, protestas prieš Valentino dieną, vyksta jis nuo 2020 metų. Tai yra elektroninės muzikos renginys, kuriame būna ir performansai, ir kažkokie užsiėmimai. Šį kartą jis buvo organizuotas kartu su techno judėjimu Pakilimas, Take Off. Tai reiškia, buvo ir baldų, sekso baldų, buvo ir kažkokių labiau erotiškų pasirodymų, tarkim, pasirodymas ant stulpo, ten su ugnimi, kažkoks pet play, knife play, kažkokie žodžiai įdomus čia prasidėjo. O kas tas pet play? Nes aš kiekvieną kartą, kai ateinu čia arba pasižiūriu Limicų šitą kalendorių, aš vis naujų kažkokių žodžių išmokstu. Aš nesu žinovė tokia didelė, bet jau
kažkelintas interviu manęs paklausė apie tą Petplay. Aš tai suprantu kaip galios žaidimą, kur vienas, tarkim, yra šeimininkas arba meistras ir kitas yra, tarkim, tas gyvūnėlis. Augintinis. Augintinis, taip. Tai čia koks augintinis turi būti? Tai šuniukas, kačiukas. Aš mačiau, kad ir arklys būna. Tai būna jo ten lenktynėse. Kas žmonėm patinka. Jo ten suvažiuoja į dvarą ten. Ten naudojami kažkokie gal ir kostiumai specifiniai, pavadėliai, ausytės, nosytės, bet aš tikrai nesu labai giliai tame, tai aš tik pasakau, kad buvo. Aš pati buvau atsakinga už pasirodymą su stulpu, su ugnim, su peiliai ten. Su peiliais? Pabandžiau, man buvo toks pirmas kartas, kai ant manęs pjaustė ir suknelė, ir kojinės, toksai rizikingas. Aš galvoju, kad tu jau šoki ten su peiliais su ugnim. Ne, vis dar nėra to tribal pas mane dalykų. Bet ateityje. Man mano pagalio užtenka. Ir pagalio, šiaip turiu pakankamai rekvizitų, su kuriuo dirbu. Mačiau, tikrai galiu patvirtinti. O Mykolai, tu irgi buvai kažkokiam renginiui? Aš buvau Latvijai, ten galbūt čia pavadinimų nesakysim per daug. Jo, tai čia toks nebuvo... Negalima? Nu, kad galime, bet nedarykim gal reklamos čia bereikal. Gatekeepinimas čia vadinasi, kai neleidžia kitiems žmonėms sužinoti. Jo, tai toks buvo vakarėlis, šiaip pamačiau aš jį Instagrame, kad ten privatus vakarėlis kažkas ir kažkaip net nustebau, kad Latvijoje, kažkaip galvojau kažkur kitur. Tai ką, ten reikėjo užsiregistruoji, nusinti savo nuotrauką, tave patvirtina arba nepatvirtina ir tada jau tavo atsiunčia instrukcijas, kokius tu gali nusipirkti ant tuos, nežinau, ne kelialapius, bilietus, žinai. Tai pagal grožį rinko, ten kažkas grožį. Aš nežinau, nu turbūt gal... Tai pasirodė iš vaizdos. Jo, tiesiog atsiunti savo Instagramą, nuotrauką ir jie tada tau parašo. Savo Instagramą reikia atsiųsti. Jo, ten... Bet jeigu neturi arba ten nieko nekeli. Galima e-mailų, ten pas juos yra puslapis, ten gali užsiregistruoti. Šiaip yra, būdavo ir Lietuvoje panašių renginių, bet ne erotikos, bet yra muzikos festivalių, kur tu atsiunti, kokie tau patinka atlikėjai ir jie pagal tavo muzikinį skonį atrenka ir tu patinki ir festivalį. Šiaip labai, visai panaši schema tokia. Jo, tai ką, kai patvirtina, tada atsiunčia tau meniu, tarkim, tai paprasčiausias bilietas 500 eurų vyrui kainuoja vien tenai. Jo, tenai tiesiog įėjimas į renginį. Tai VIP kažkoks bilietas? VIP, man atrodo, kad aš dabar, jeigu neklystu, buvo ar 1900 ar 2000, tai tenai gauni ir kambarį, ir dar kažkokia tenai papildoma vakarienė, ten Austriškai. O tu kambario negavai? Ne, aš, žinai, nes tengi palauk, aš tau papasakosiu, kai viskas buvo. Tai, žinai, taip lokacija būna atskleidžiama ten, vakaras prieš vakarėlį buvo atsiusta lokacija. Aš prieš tai jų klausiau, sakau, o gal galit plius minus pasakyti, kokiam rajone, kad aš čia viešbutį pasimčiau ar kažką. Tai sako, pas mus yra kambariai, 200 eurų naktis. Nu, galvoju, gerai, reikia pasimti. Tai jau 700, jau yra išleista. Egiptą galima nuskristi ir pailsėti. Tai čia tokie tik turtingi žmonės susirenka. Šiaip Latvių tokių pačių ten nebuvo. Šiaip su kuo kalbėjau, tai pagrindė visi buvo Švedija, buvo iš Olandijos, tai man atrodo, vietinių nelabai ir sutikau. Tai, žinai, atsiuntė man tą... paskui, tai gerai, vakarą prieš atsiunčia jau lokaciją, aš įsivedu, žinai, mapsus. Nu ir ten tas toksai kaip viešbutis, bet jis toks, nėra ypatingai naujas. Nu ir šiaip matau, tipo, ten kaina to kambario 50 euriukų. Per bukinį. Jo, tipo. Paskui, man atrodo, matėjai, aš buvau atsiuntęs senai video, ten koks kambarys. Nu tai pati supranti. Na jo. Tai šiaip... Aš tai nemačiau to video, man įdomu. Aš tau paskui parodysiu. Ir ką, šiaip žmonės tai tikrai atrinkti, gražus. Dreskodas buvo Polio angelai, tai tenai turėjai ar galėjai ten su sparnais apsirengti, arba juoda, balta. Tai tu su sparnais? Ne, sparnų neturėjau, tai aš ten kitokią aprangą šoviau. Neatsinčiau tau. Nu, kodėl neatsinti nuotraukos? Šuberį aš tau parodysiu. Mes norėsim pažiūrėti. Ne, nieko ten tokio nebuvo. Ir nuoroda komentaras. Dabar turi šokį nuotrauką. Čia greta nuotraukai. Jau nebereikia čia tų nuotraukų.
Tai va, ką, šiaip visi žmonės tikrai simpatiški, pagrindė visi porom buvo, gražiai tikrai apsirengę, ten angeliukai, demoniukai ir taip toliau. Ir ką, nu šiaip pas 9 vakaro buvo pradžia, tai ten įeini, ten toksai, tarkim, viešbutį, tipo, 3, 2, 4, man atrodo, aukštai vien visi šitie gyvena dalyviai, o antram ar, ne, pirmam, neatsimenu, tokia kaip salė, tai ten renginys buvo, ten ir kambariukų, visokių erdvių. Tai iškart prasidėjo ten nuo pasirodymų, ten tokie, žinai, kaip masažai, dar kažkas ir taip toliau. Bet kas man liūdniausia, žinai, biški buvo, kad aš vienas važiavau, visi tipo porom, tai taip, nu... O nebuvo tikrai jokių kitų vienišų moterų ar vyrų? Šiaip gal ir buvo, bet pagrindė vis tiek, pagrindė daugiau poros ėjo į šitą renginį. Nu, vienai moteriai gal net nedrąsu, kažkaip dėl saugumo. Ir žinai, kas man labai keista buvo. Jeigu moki jau 700 eurų, kažkaip nori jaustis. Ne, moteriai dupiam. Ai, nu va, man jau kitas reikalas. Kadangi aš buvau pasiėmęs tą už 500 plus kambarys 200, tai ale gali pasimti kartu su savim vieną žmogų, bet irgi turi atsiųsti nuotrauką, ten Instagramą. Tai va, O nebuvo kokia, žinai, dar susimokė ir tau priskiria kitą žmogų. Šiaip nesidomėjau, bet gal... Bet gal Latvijai nelabai legalu, taip, kad priskirti tau žmogų, nors... Kad man atrodo, Latvijai biški legaliau negu pas mus ten viskas vyksta. Jeigu atsiųstų Instagramą ir jis patvirtintų. Tai tada įstatymai negalioja. Mes juokaujame. Ir šiaip kas pasirodė, tai pakeista, kai, žinai, vyksta pasirodymas, ten visi ten ratu, žinai, žiūri. Ir vat, kad pasirodymą ten turbūt patys organizatoriai, nu belekai, fotkina, filmuoja, tai va čia vat man tas... O dalyviam nebuvo galima. O dalyviam telefonai turi būti palikti, žinai. Tai tu minėjai, kad kai Lietuvoje vakarėliai jo, nu tai kas čia, nu, jo. O tenai, ta prasme, patys organizatoriai ten tuos fotografuoja, filmuoja pasirodymus, tai tas gal kažkiek keista buvo. Ten buvo scena kažkokia padaryta technika. Ten realiai toj pagrindinėje salėje buvo tokie, žinai, kaip atsisėsta aplinkui, tokie kaip ir sėdmaišiai ir viskas, ir ten vidury ten kokie pasirodymai, žinai, vyksta. Tai tiesiog žemės lygmenį. Nu, plius minus jo, žinai. O buvo apšvietimas? Jo, buvo apšvietimai, buvo ir didžiai visokie, tenai viskas normaliai. Tai tu minėjai, čia tokia kaip darbo kelionė, tau net į parsivežį idėjų kažkokio nustebino. Jo, iš tikrųjų, žinau, kokią idėją parsivežiau, kad ieškom įdomesnių patalpų, tai vat, jeigu kažkas kažką turi, tai siūskit mums, rašykit visais varpais, skambinkit, tikrai vat, ieškom. Man atrodo, mes dabar esame pakankamai įdomioj patalpoje. Jo, Vinicose čia pas mūsų draugus, tai labai įdomi patalpa, tik norėčiau gal biškai didesnės. Kad vat irgi, žinai, būtų ir kambariai, ir nakvot galėtų žmonės, vat kažką va tokio. Vat, tai jeigu kažkas kokį viešbutį turi ir kažką, tai tikrai drąsiai rašykit. O kaip, pavyzdžiui, ten dėl legalumo, žinai, ir ten kokio viskas legalu, tokį vakarėlį apskritai daryti toj Latvijoje. Nu tai, o kas čia nelegalaus, nu tai tarkim... Ką, žinau, iš karto toks klausimas kyla, ar galima daryti tokį ero vakarėlį, ne? Tada diskriminuot, va tave priimsiu, tavęs ne, tavo Instagramas man nepatiko ir aš taip nepriimsiu. Čia legalu irgi yra. Aš manau, kad jo, nu privatus vakarėlis. Diskriminacija žmonių, visokių ten, žinai, kitokių ar kitaip atrodančių. Žinok, Lietuvoje dar turi sumokėti, kad pažiūrėtų tavo Instagramą. Yra ir tokių vakarėlių. Aš nežinau, ar galiu sakyti kamerą, bet tu reiškia iš pradžių susimoki kainą, tada pažiūri tavo Instagramą ir tada dar sprendžia, ar tave priims ar ne. Eik tu savo, nu tai čia verslo planas. Aš galiu off camera pasakyti. Čia vapšė, žinai, pasidarai tokį, neorganizuoji vakarėlį. Oi, nešnekėk man apie tokius, tai ką mes čia filmuojame. Bet čia toksai varžybų principas, nes aš ruošiu žmonės varžybom visokiom ir tu, pavyzdžiui, susimoki, kad tave svarstytų, ar tave gali pakviesti varžybas ar ne, o tai čia ir vakarėliuose toksai. O, geras. Aš kažkaip pagalvoju apie tas patalpas, gal čia neaktualu, bet kokią vilą Auska, kur Palangoje, ten visai... Jo, čia irgi, vat, visai geras. Įdomus variantas. Nes ten vyksta visokie vakarėliai, aš mačiau... Bet ar dabar ten galima, nes man atrodo, ten po kai kurių vakarėlių, kad kažkaip liktai uždraudė. Čia tau reikia sužinoti. Čia reikia sužinoti, nes tengi problemos su kaimynais, ten dėl muzikos visą laiką būdavo. Man atrodo, kinki žmonės visi būna tokie jau ir suvalgę, ir Nu, suprantantis, subrendę, ne paaugliai. Nu, kodėl? Nedarykit blogos reklamos. Nu,
Nu gerai, tai mes gal tai po truputį pradėkim Jo, gana apie šitos balius, paskui... Jo. Man tai irgi įdomu. Nu, kam baliai neįdomu? Man įdomu, kur aš nebuvau. Jo, man tai baliai irgi labai įdomu, bet po balių paskui nelabai įdomu. Man tai įdomu mūsų svečią pakalbinti. Kalbino svečią, jo. Ir iš karto aš tai nuo klausimo, Valerija, kada pradėjai šokti? Tai labai toksai neerotiškas bus atsakymas, nes aš šoku nuo pat mažens, dar tikriausiai darželinukė aš buvau, ar mokyklinukė, bet aišku, tie šokiai buvo labai kitokie ir labai skyrėsi nuo to, kas yra dabar. Tai šokau ir sportinius šokius, ir kažkokius modernius, šiuolaikinius, tai šokdavau basa. Tai va. Tai aš ne apie tuos šokius. Jo, kada nusprendė į suaugusių pasaulį. Tai kažkokios mintis galbūt atsirado jau gal 11-12 klasėje aš pradėjau šokti su aukštakulniais, jau pirmą kartą pavogiau mamos aukštakulnius ir jos ten kelias poras sulaužiau tų aukštakulnių, gavau šiaip su visokiais savo eksperimentais. Na ir tada 18 metų aš jau pradėjau gyventi viena, be tėvų ir pritrūko pinigų labai. Ir kažkaip dar tos nebrandžios smegenys sugalvojo protingiausią sprendimą nueiti į striptizo klubą 18 metų, tai tuo metu ir prasidėjo tas pinigų uždirbimas iš striptizo, iš poledanso. Šiaip galvoju, aš gal ir 16-17 buvau bandžiusi, bet labai man neprilipo, nebuvo ne mano, bet kažkaip kaip nuo 18 pradėjau, tai dabar jau ir tame sukuosi, mokytojauju, pasirodau, važinėjau užsienį su tuo. O tai palauk, 16 jau priema į striptizą šokti? Palaukit, tai mes galėtume atskirti, kas yra poledansas, kas yra striptizas, nes atsiprašau. Nes poledance studijos dirba jau tikrai virš 10 metų, jau gal 13-14 metų Vilniuje, kas yra seniausios studijos pas mus šalyje. Ir jo, tu gali visiškai nedaryti poledansą ir būti striptizo šokėja. Taip. Tai va, ir tu gali būti nuostabiausia ten sportininkė ant stulpo ir visiškai nenusirenginėti ir tu jūs suprantate, ne? Tai, kad tu darai vieną, nereiškia, kad tu darai kitą ir tai gali būti visiškai aseksualu. Tai kažkaip labai sportiškai ir vyrai su kelniam tai daro ir tai tikrai yra tiesiog geras workoutas. Tai jo, tai kai aš nuėjau ten 16-17 metų, tai buvo visiškai legalu ir šiaip dabar ir vaikam yra vedami tie gimnastikos užsiėmimai, nes yra manoma, kad šita sporto šaka gali tapti olimpinė sporto šaka kažkada, nes tai yra kaip gimnastika ant vertikalios ašies, nes mes turime dabar gimnastiką ant horizontalios, ne, kur kaba, o čia yra jau vertikalu. Ir šiaip panašių daug elementų yra. Gerai, bet čia labiau užsišnekėjau. Bet šiaip į striptizą iki 18 nepriima, bet mano nuomonė, 18 metų merginai striptize nelabai yra ką veikti, nes aš nemanau, kad tai yra subrendęs žmogus su savo ribomis ir manau, kad tavo veikla gali labai sutraumuoti. Bet jo, nuo 18 metų priima į tą darbą. Bet jau kur buvau. Nerekomenduoju tikrai. Sakai, poledansas šoka ir vyrai, o striptizą ant stulpo šoka vyrai? Aišku, šoka. Man atrodo, jūs turėjote laidoj, nežinau, ar galiu išsiduoti. Galima. Jo, kad laidoje pažįstamas mano Seržas. Kolega? Blema, bet aš nelabai žinau, ar jis šoka ant stulpo. Ne, vyrai šiaip ant stulpo nešoka, jau ten tokie pas... Oi, kad tu Kad tu melu. Pas mus per renginius tai nešoka. Aš buvau klube Bankoke ir taip... O Dieve, koks geras. Aš ten tikrai palikau nemažai savo piniginės. O taip, kaip malonu iš tikrųjų man nulipus nuo stulpo buvo kažkam kitam mėtyt, nes ten labai miau. Ar Lietuvoje vyrai šoka poledance? Ant stulpo vyro aš Lietuvoje šokančių striptizų nemačiau, bet tikrai sportininkų gerų mačiau ir kas pasirodo labai gerai. Tai va, bet šiaip yra vyrų ant stulpų gerai varančių. Matai, pas mus tų šokėjų vyrų tik tai keli yra.
lygiai tai dabar jau vežamės jau iš Latvijos dabar. Šiaip jeigu reikia patarimo, galiu pasiūlyti. Aišku, aš geriau žinau tokius artistus, žinai, artistiškai tai kažkoką, žinok, bet kas galbūt tiesiog triusikus parodo, tai man gal tai nėra tiek įdomu, man įdomu jau kažkoks artistizmas. Jo, pašnekėsiu, nes damos pyksta, jie sako, visi tie patys vyrai, bet kad nerandamės jų. Tai tau pridėti. Nu, ne, gal Nenori? aš. tai sakau, susirašom. Susirašom. Šiaip ir iš Lenkijos galima atsivežti, buvau Lenkijos erotikos parodoj, bet ant stulpo irgi nemačiau, čia buvo irgi striptizas, visokie vikingai, ugnegesiai. Nu, tai mes prie komandos, tai jau su tokiais tempais. Ne, šiaip, jeigu reikia, aš tikrai už. O, mes irgi. Moteris, aš už jūsų gerą laiką. O jeigu moteris laimingos ir jų vyrai laimingi tada, ne? Nes man tenka važinėti užsienį, aš tikrai pamatau ir gero lygio pasirodymų, ir nelabai gero lygio. Tai ko reikia, kad būtų gero lygio pasirodymas, ar kažkokias, ką žinau, kūno specifika, ar treniruotumas, kažkokia atranka. Tiek šnekėjau interviu, čia pirmą kartą man žmogus užduoda tokį fainą klausimą, ko reikia geram pasirodymui. Man atrodo, labai daug duoda įvaizdis, tai gali būti idėjinis kažkoks įvaizdis su istorija, yra investuota į kostiumą ir yra investuota į visokius sluoksnius to kostiumo, kas po ko ir panašiai. Tuomet yra investuota, aišku, į kūną savo laiko, kad tu jį treniruoji iš dienos į dieną, disciplinuotai sportuoji, lankstaisi, sugalvoji naujų judesių, parodai, kad tavo kūnas neturi limitų, net jeigu jis jų turi, tu pameluoji kažkaip artistiškai, kad tu toksai vos ne dievas, nežinau. Aš tikiu, kad scenoje rodome kažkokią fantaziją ir bandom jas nesulaužyti, kad nėra tas žmogus ant scenos paprastas žmogus. Nors su jumis kalbėjo Antanas ir Antanas, pavyzdžiui, turi visiškai kitą nuomonę, nes Antanui svarbu parodyti ir tai, ką gali žmogus atkartoti namuose. Ašgi visgi žiūriu į tai iš tos pusės, kad aš esu ta fantazijinė būtybė, nepasiekiama, kuri lieka tik sapnuose. Ar aš dar galiu atsakyti? Galbūt geram pasirodymui, man įdomu, geras rekvizitas išnaudotas, kad ne tiesiog viena kėdė stovi vieniša, o kažkaip yra išnaudojama fainiai, kažkoks kontakto su publika, ne tai, kad žmogus žiūri į žemę, bet jis žiūri ir žmonės, kurie susirinko, muzikalumas, kad tu girdi muziką ir tavo kūnas atsiliepia muzikai. Ir kažkokia tu pasakoji istoriją, tu ne tiesiog esi judantis kūnas, tu kažką atnešėjai papasakoti. Tarkim. Čia tokio ir teatrališkumo, ir lankstumo reikia. Taip, gal aš žiūriu labai sudėtingai dėl to, kad aš atėjau iš profesionalaus sceninio meno, aš esu diplomuota šiuolaikinio šokio atlikėja, tai aš galėčiau šokti trupės ir teatre, bet aš pasirinkau pramogų suaugusiam pasaulį. Tai aš nesakau, kad čia privalo būti. Tai yra, kaip aš vertinu, nes aš, pavyzdžiui, ruošiu žmonės ir varžybom, aš ruošiu žmonėm pasirodymus ir į ką aš atsižvelgiu. Tarkim, dar aš žiūriu ir į tempą pasirodymo, ir į lygmenis, kad žmogus būtų ir ore, ir viršui, ir ten ant žemės, ir kad jis ir lėtai, ir greitai pašoktų. Kažkas tokio. Šiaip labai gerai pasakė, kai teatralizuoti pasirodymai, nes tikrai esu matęs, kur yra gerai pasiruošta viską ir kiti atlikėjai, bet esu matęs ir tokių, kur, žinai, atvažiuoja, tarkim, tiesiog liemenuką nusiema, ten ratą ateina, ten pasimavimo viskas ir, žinai, tai čia toksai man... Jokios istorijos nieko nėra. Toksai, nėra, kad... Atmestinai, tai, žinai. Ir nėra, kad literaliai, kad pasakoja kažkokią istoriją, kad ten, nežinau, princesė sutiko princą ir ten kažką. Nėra to, taip. Tai gali būti labai abstrakti istorija, bet jinai turėtų turėti prasme ir tau, ir kad žiūrovas kažką pajaustų. Nesakau, kad labai tai literaliai turi būti. Nežinau, ar toks žodis šis egzistuoja. Aš mačiau vyrų striptizą, pavyzdžiui, ir ten, kaip minėjai, tai ugniagesiai ir jie vaidina, kad ten
gesina ir jam karšta, jie išsirengia. Nu, toks tarsi kaip scenarijus yra visas. Jo. Tai agentas ten ėjo kažką pašvietė ir ten irgi kažkodėl išsirengia. Tai dar kažkas visur toksai, kur geri pasirodymai, realiai jie ne kažkokie ten vulgarūs, bet jie įdomus, jie tokie kaip mini spektaklis. Dėl to įdomu, ar tokiuose šokiuose irgi tai yra. Gyvai nemačiau jokio Ai ne, bendrai Eros aš mačiau pasirodymą. Balandžio 11 pamatysi. Nu, tada galėsiu daugiau pakalbėti. Iš arti. Bet man atrodo, aš čia prišnekėjau ir tada nuvilsiu aš Gretą. Bet šiaip pat kalbant apie Erosą, ten buvo ir Džokerio tematikos pasirodymas merginos ir buvo ir Star Warsų tematikos. Vat aš galvoju, gal aš mažiau tą tokią kažkokią tikrą istoriją pasakoju, bet aš viduj labai daug išgyvenu kažkaip per judesį ir galbūt žmogus nesupranta tiksliai apie ką tai yra, bet supranta, kad aš kažką jaučiu kartu. Vat man svarbu jausti kartu, galbūt. Jo. Nu, fain. O pavyzdžiui, dėl saugumo, tarkim, viena yra ant scenos, kai tu išėjai iš užkulisių ir grįžai ir ten gal yra kažkokia apsauga ir saugo. Bet jeigu, pavyzdžiui, kažkas pasikviečia privačiai į mažesnę kažkokią erdvę ar dar kažką, ar čia saugu yra tokie šokiai? Taip, tai šitoj srityje esu jau kurį laiką, tai labai skirtingai atsakinėčiau ir dabar ir prieš tai, nes dabar aš esu atsisakiusi tokių privačių gimtadienių, privačių bernvakarių, tarkime. Tai aš dabar mieliau visada pasirenku kažkokią erdvę, kur yra atskirtis tarp artisto ir žiūrovo, nes tikrai ir priekabiavimo buvo, ir kažkokių vos ne iki muštynių, kad reikia kažką ir nustumti, ir kažkam spirti ir panašiai. Tai aš galbūt dabar pasirenku daugiau pabūti grimeriniai, nelysti prie svečių, vėlgi sukurti tą fantazijinę būtybę, kuri turi atskirti nuo normalaus žmogaus, kuris yra žiūroviniai ar saliai. Tai va, ar saugu? Šiaip yra gyvenime ir persekioja, nes yra įmanoma surasti, tarkim, aš vedu treniruotės, kur aš dirbu, kokiais laikais, tarkim, aš dirbu, tai yra ir prie darbo laukia, ir pavyzdžiui, apgaulės būdu mano asmeninį telefoną susiradę, skambinę, rašinėję. Tai va, tai tokie baisesni galbūt dalykai. O ko jo nori paskambinti? Nu, ko jo nori? Tarkim, gal į pasimatymą kviečia, ar ko jie paslaugų kažkokių? Bet aš manau, kad dabar mes jau turėtume suprasti žodį ne, ir jeigu mergina sako ne, tai nereiškia, kad gal jeigu aš daugiau ją persekiosiu ir jos ieškosiu, tai ji kažkada pasakys taip. Ne, reiškia ne. Mes jau nesame tokioje bendruomenėje, kur galbūt reiškia ne. O gal reiškia taip, atsiprašau. Nu, suprantate, galbūt reiškia ne ir ne reiškia ne. Tik taip reiškia taip. Atsiprašau, biškai išsišnekėjau. Ko jie nori? Nu, tarkim, aš visiškai neteikiu kažkokių asmeninių seksualinių paslaugų. Aš nedirbu dominatrikse, aš tikrai neužsiimu prostituciją, aš nieko nesmerkiu, tiesiog aš to nedarau. Jeigu reikia, aš nukreipiu žmogų, jeigu gražiai mandagiai paklausia, aš tikrai galiu nukreipti pas kažką, kas to užsiema. Tačiau, pavyzdžiui, žmonės apgaulės būdu nori nueiti į asmeninę treniruotę, o tada prašo, o gali apsirengti lateksu, ar gali man ten komandos kažkies pasakyti, ar galiu tau, suprantate, ne? Arba, tarkim, jeigu aš sakau, ne, atsiprašau, neturiu, salės užimtumas, negaliu jūsų priimti, tai gal gali į viešbučio kambarį pas mane atvažiuoti ir panašiai. Aišku, kai yra tas telefonas, vis tiek yra kažkokia riba, bet kai tai persikelia į gyvą pasaulį, kai jau žmogus užima tavo asmeninę erdvę gyvai, tikrai yra baisu. Ir aš labai saugausi vyrų, aš retai kažkur einu ir labai retai kažkur einu viena. Tai va. Bet čia gal yra tas faktorius, kad negaliu tau gauti ir noriu ir man tada reikia. Gal šitas suveikia, ne? Galimai.
Taip pat yra galbūt tokia nuomonė, kad jeigu tu išsirenginėjai viešai, jeigu tu esi tokiam dėmesio centre, tai tu nori tikrai ir mano kaip vyro ten dėmesio, tarkim, arba tu galbūt esi tokia lengvabūdė, nimfomanė, ir jeigu tu esi nimfomanė, tai tu su bet kuo čia permiegosi. Tai galbūt aš spėju, kas yra tokių vyrų galvoje, bet jo noriu nuliūdyti, kad nesu nimfomanė. Nimfomanė yra liga. Ir yra labai pavojinga taip mėtytis, kad šita moteris nimfomanė. Ne, tai yra obsesyviai kompulsyvus elgesys, kuris nagrinėjimas psichoterapeuto. Tai jeigu moteris turi aukštą libido arba nusirenginėja viešai, nereiškia, kad ji kažkas serga. Ji tiesiog turi laisvą valią. Tai tiesiog darbas. O gal tai darbas, gal tai hobis. Mano darbas patinka. Taip, man patinka, kai mane žiūri, kai aš to leidžiu, kai aš to noriu. Jo, bet čia, aišku, daug kam sunku suprasti. Kaip ir pas mus, tarkim, kažkas prisiregistruoja, ten nusiperka narystę už 5 eurus, jam irgi atrodo, kad čia viskas įskaičiuota. Čia jo puslapis visos yra jo, žinai. Kaip ir per vakarėlius irgi, žinai, ateina ten, susimoka ten vienišas vyras tą mokestį ir jam atrodo, kad viskas, jau ten laukia jo ant kelių 2 atsisėdusios. Ir kuo daugiau prasižiūrėjusios. Ir kuo daugiau alkoholio, ir kuo daugiau narkotikų, tai tarkim, jeigu yra samdomi kažkokius vakarėlius artistai ir būna, kad tie artistai veikia tarp žmonių, tarp svečių, tai tie vyrai galvoja, kad artistas reiškia gali ir kitas paslaugas suteikti, tai taip nėra, už viską yra atskiras mokestis ir ne. Bet kaip ir pasakiau, net už kažkokią atskirą mokestį nieko negausi. Čia buvo jau minti, žinai, žmonės atsirado. O tai jie, pavyzdžiui, dažnai galvoja, kad užsisakysiu, pašoks man ir čia jau įskaičiuotas ir seksas. Galbūt, kai aš dirbau striptizo klubuose, tai čia buvo ten 19-20 metai, ten jo buvo tokia nuomonė, kad čia būtinai mergina nueis ir permegos, ar pačiulps, ar dar kažką, bet taip nėra ir visur, kur dirbau, tai buvo nelegalu. Tai tarkim, jeigu mergina padaro kažko ekstra, tai ji būdavo išmesta iš darbo ir taip pat, aš pabaigsiu mintį, reiškia, dažniausiai VIP kambariukose būna kameros ir tas kameros yra peržiūrimas klubo vadovų arba apsaugos ir bet kuris jūsų veiksmas, žingsnis, judesys yra matomas ir už tai gali būti baudžiami jūs į juodą sąrašą ir taip pat šokėjas gali būti baudžiamas. O dabar Lietuvoje, kiek aš esu girdėjusi, kad galbūt yra tokių kampelių, kur kameros nepasiekia ir galbūt kažkas vyksta, bet nežinau, aš niekados nebuvau to palaikyti. Man atrodo, striptizo klubas yra striptizui, tada bordelis viešnamis yra viešnami, bordelis yra bordeliui. Jo, ir ta prasme, aš turiu pagarbos kiekvienai tos srities darbuotojai, striptizo žokėjai. Vienas žmogus, tarkim, užsiemi kažkokį kūną, tarkim, pardavinėjai savo laiką, savo kūniškumą kažkokią, ne, čia yra kitas dalykas. Ir kiekvienas žmogus turi savo ribas. Ir jo, vieno žmogaus ribos yra, tu gali pamatyti mane nuogą, kitos žmogaus ribos, aš galiu tau tik pašiulpti, o trečias žmogus, kad ten viena skylutė, o gal kitas žmogus pasakys visos skylutės, ne? Tai čia, bet kiekvienas žmogus, reiškia, tas ribas reikėtų gerbti ir tai nereiškia... Išsiaiškinti, jo. Ir aš manau, kad tai yra tokie pat žmonės kaip ir jūs ir, nesvarbu, ko žmogus užsiema, kažkokia bazinė žmogiška pagarba, aš manau, turėtų būti, nebent tai yra nusikaltėlis jau labai žiaurus. Aš manau, kad sex work should be legalized. Jo, tai aš manau, kad reikia legalizuoti šitą, o ne bausti, kaip dabar vyksta. Čia gal kada nors paslaugas, kad ne. O pastebėjai, pavyzdžiui, kad kažkokiose vakarėliuose, kur, tarkim, finansiškai toksai, tiesiog turtingesnis kontingentas, jų reakcija į šokį ir kažką, ką leidžia savo, yra vienokia ir kur, tarkim, biudžetiniai tokie vakarėliai yra kitaip. Gal taip labai keistai pasakysiu, man atrodo, labai turtingi žmonės mažiau vertina.
galbūt mažiau vertina, kiek jie pinigų išleidžia ir panašiai. Nes tarkim, jeigu kažkas užsakė šventėj ir tarkim, ir tavo tas vienintelis pasirodymas, kam jie turėjo pinigų, tai jie visi labai dėmesingai žiūri ir labai palaiko. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu ten turi pakankamai pinigų užsakyti 2 live bandus, 3 atlikėjus ir dar vieną dainininką, tai po to ir taip kažkaip ir atrodo net nekreipia dėmesio, kai tie pasirodymai vyksta. Čia aš gal neseniai buvau labai tokiam, 5 ženklę sumą buvo už gimtadienį ir taip pirmą kartą atrodo nesirūpino, kas vyksta iš viso žiūrovai. Tai va. Tai čia skamba taip, sumoka daug, bet jiem net neįdomu. Jo. Čia 5 ženklę sumą tau ar gimtadienį? Gimtadienį. Gimtadienį. Aš galvoju 5 ženklų. Jo, aš sakyčiau 5 ženklų gal ir daugiau. Ir taip yra visiems dzina, ne? O tai kur fainiau yra? Kur fainiau yra? Aš šiaip gal labiau mėgstu tokius gal renginius, kur galima viešai tos bilietus įsigyti, bet jie aišku truputėlį, prabangesni, tarkim, kur yra, mes kalbėjom, kad yra ir jau scena, kažkokia atskirtis, apšvietimas, nežinau, dūmų mašina, didžėjus ir panašiai. Aš gal mėgstu labiau tokius renginius, kur, jo. Aš mažiau mėgstu gal privačius eventus, taip sakant, bet ir tokius laisvai prieinamus visiems. Irgi nelabai tai kažkas tarpe to man patinka. Jo, vieną kartą pamenu, rašiau tau, kai mes porų stovyklą darėm, tai netrašiai man. Jo, aš labai atsiprašau. Šiaip aš tau buvau netrašęs, nes turėjau, gerai, gal čia off camera. Aš vieną patirtį turėjau nemalonę, bet tu pasitaisai ir dabar aš vėl noriu su tavim dirbti. Irgi off camera? Jo, tai aš dėl to tada neatsakiau ir dar aš gal labiau vengiu važiuoti už miesto ribų. Aš norėčiau, kad būtų pasiekiamas bent jau taksi, nors aš ir turiu teisės, aš vis tiek labai jaudinuosi prieš pasirodymus, aš bijau viena per naktį važiuoti. Tai arba aš važiuoju jau su komanda kažkur už miesto, ar tai yra kažkoks didmiestis, tai va, arba yra pasirūpinta viskuo ir panašiai. Dar apie porų stovyklas, aš tik vieną buvau vienam renginį, aš taip vėliau supratau, kad ten tikriausiai buvo svingerių kažkoks įrenginys ir pagalvojau, kad gal nežinau, ar aš noriu važiuoti už miesto pas svingerius vieną. Toksai, aš nieko prieš neturiu svingerius ir aš mielai svingeriams pasirodau saugioje, tarkime, erdvėje, bet kažkaip man užmiesčiai, sodybos atrodo skėčiai pavojinga. Jo, kuo toliau kuo labiau izoliuota, tuo man baisiau. Čia ypatingai pažiūrėjus tokią dokumentiką apie Epsteiną, kai bandė izoliuoti tas merginas kažkaip. Nežinau, man izoliacija yra baisu. O kas dar, kam dar sakai ne? Kam dar sakau, ne. Šiuo metu aš nebedirbu bernvakariuose, nes aš anksčiau ir dirbdavau ir lapdensus šokdavau, tai dabar lapdensu aš nebešoku. Kas tas lapdensas? Lapdensas tai yra šokiai ant kelių. Tai tarkim, kas striptizo klube yra perkama, tai kad tam privatus šokiai VIP kambariukose, tai aš tokių dalykų nebedarau. Aš dabar dėstau, beje, aš vedu lapdensų dirbtuvės, jau 3 tokias pamokas porom aš esu pravedusi, nes man atrodo, čia yra įdomus būdas paįvairinti savo seksualinį gyvenimą. Ko dar nedarau? Aš dabar pasirodau tik su lipdukais ant krūtinės. Tai mano yra minimumas, būtinai turi būti stringai ir lipdukai būtinai turi būti. O visa kita gali keliauti, nes anksčiau būdavo ir tarkim ir be tų lipdukų, bet dabar jau man atrodo laikai praėjo. Tai net jeigu kažkokia meš permatoma apranga, vis tiek aš lipdukus dedu. O ką manai apie tokius pasirodymus kaip vibro šou, gyvas seksas ant scenos? Aš šiaip iš tikrųjų nesu mačiusi. Bus. Aš nesu mačiusi nieko tokio gyvai, nežinau iš tikrųjų, ar norėčiau viena. Gal jeigu žiūrėčiau su kažkokia pora. Nes aš kuo daugiau mačiau, tai yra aišku visiškai nuogus kūnus šokančius ar judančius. Tada savo praktikoje aš pamačiau skausmo, kraujo, kablių, peilių,
visokių... Vaško. Vaškas ir virvės yra dar nieko palyginus su kabliais, kraujais, peiliais. Kam tai? Čia netyčia? Čia specialiai. Čia specialiai, aš galbūt, galima sakyti, gal ir priklausau Lietuvos BDSM kinki bendruomeniai ir esu daug dirbusiu su BDSM visokiais kinki renginiais ir Prancūzijoje esu, Paryžiuje dirbusi didžiausiam tokiam fetišo renginyje, kur man paliko didelį įspūdį, nes pamačiau daug kraujo, apie ką aš tik girdėjau, nes aš girdėjau, kad galbūt jo ten Latvijoje kažkokie satanistų, metalistų vakarėliai, ten nežinau, pjausto odą ir ją valgo. Aš kažką girdėjau, kad prieš 20 metų buvo tokių metalistų vakarėlių, bet tada aš pati gyvai pamačiau, kaip žmonės yra pakabinami už odos ir ten tie kraujai bėga. Arba, gerai, tarkim, užtenka kraujų. Aš kaip šitą tai nelabai norėčiau pamatyti. Užtenka kraujų. Labai tas fetišas ir kinkas, labai platus spektras. Čia yra didžiausias vakarėlis, tai mes galėtume sakyti, kad tikrai virš 1000 žmonių ir aš tai sakyčiau, kad keli tūkstančiai žmonių ten buvo. Matot, aš biškai blogai pamenu, nes jau 3 metai prabėgo. Bet būdama Tailande taip ir nenuėjau visur, kur tu sakai, kur ten, žinai, siūlo ping-pong arba gyvačių šou. Bet ar mane domintų, galbūt ir taip, jeigu tai būtų aukštos kokybės, jeigu aš žinočiau, kad tai, tarkim, vėlgi bus kažkokia scena, apšvietimas, sterilumas, istorija ar kažkas belekas. Tai va, nors šiaip aš esu girdėjus, kad ir Lietuvoje. Čia buvau podcast'e ir pasakoju, kad ir Lietuvoje kažkokie yra butai išnuomojami, pasitęsiama ta, nežinau, nestaltėse, bet klijonka. Taip, ir reiškia, sėdi ir žiūri, bet ir, pavyzdžiui, ir ten apie Dubajų kalba, kad ten taip žeminasi tos panelės, bet aš negaliu atsakyti į tavo klausimą, nes nemačiau. Tik smalsauju. Jo, bet Tailande buvau, aš ten ping-pong šou prieš 10 metų. Blemba, jo, šiaip ką žinau, liūdnas vaizdas. Aš ką Tailande mačiau. Blemba, bet ką aš mačiau, tai aš mačiau gerą poldensą, labai gerą striptizą, poldensą, gerus šokius, papus. Bet ir taip, ir dar gyvenau toj gatvėje viešbutį, kur visokie ir ladyboys, ir šiaip stovi merginos ir vaikinai ir galvoju, blemba, iš toj gatvėje pati baisiausia. Taip pat ten visi tokie gražus tie tailandiečiai ir aš tokia viena baisė einu, galvoju, o Jėzus Marija. Tikrai, nes labai pasistengti ir su makiažu, ir su šukuosena, ir su suknelėm. Tai ten ir operacijos pačios ten pingios visokios, ten jie ten, jeigu neklystu. Rusy pasioperuoja. Ten, bet padaro, Bet gražiai padaro. Tikrai. Tai va. Ok. O gerai, grįžtant prie pačių šokių, yra apie ką, pavyzdžiui, nesinori kalbėti, arba kitos merginos nenori kalbėti, apie ką šokėjos nekalba? Matai, mažai kalbėjau, tai sunku atsakyti. Gal kurį laiką tikrai daug tylėjau apie kažkokį industrijos nesąžiningumą, kažkokius galbūt nesąžiningus žmonės, kurie išnaudoja merginas, arba vadovybę, kuri išnaudoja merginas, psichologiškai smurtauja ir fiziškai smurtauja. Ir galbūt tu kartais tyli, nes nori save apsaugoti, nori savo artimuosius apsaugoti. Ir aš gal vis dar privengiu vardais ir pavadinimais parodyti ant pirštų, kas man padarė kažką blogo, nes tai daro įtaką, vis tiek ir šalis maža, ir industrija maža. Ką dar? Galbūt toks atsakymas mano būtų. Tai tęsiant tą negatyvą, ar šitą industriją galvoja skatina alkoholį, tai turbūt taip, bet narkotikus? Šiaip man teko kalbėti, tokia buvo laida apie prieš, tarkim, narkotikų ir alkoholio
nesaikingą vartojimą, tai sakė. Na, aš kai buvau jauna, labai kai atėjau į tą darbą, 18-19 metų, tai va, buvo laisva visiškai prieiga prie baro, prie alkoholio, aš labai daug gėriau. Ir dėl kažkokių trauminių patirčių prastai prisimenu kažkokius periodus savo gyvenimo, nes bandžiau gal ir užsimiršti. Tai va, tai jo, tikrai laisvas priėjimas prie baro daro savo. Ir tikrai yra daug pagundų, daug pasiūlymų, kalbant apie narkotinės medžiagas. Ir kai yra jaunas žmogus tame, ne visada supranta, kas yra gerai, kas yra blogai. Nu ir normalu, nes gal ten smegenys, ne gal susiformavusios, biologiškai viskas to gerai. Bet labai pavojinga, nes gali padaryti savo tikrai žalos, neatstatomai. Jo, neatstatomai. Ir, pavyzdžiui, va tu galvoji, galbūt šitas mano vadovas, ar ten kažkoks, ar tai šitas žmogus backstage atrodo mano draugas ir jis man nori tik gero, bet iš tikrųjų tie žmonės tik savo patys ieško naudos ir jeigu ten tavo kažkoks draugelis backstage, tai yra užkulisio, ten vartoja kažkokias medžiagos miltelius, tai tikrai nereiškia, kad tai yra viskas ok ir normalu ir tau viskas bus gerai, nes niekas apie tave negalvoja, kaip tu jausies kitą dieną ar dar kitą dieną. Visi galvoja tik apie dabartinį laiką, kad nu va, dabar mes pašėlsim, dabar busim labai kieti, bus labai faina, o tai, kad po to tau toks lūžis bus ir bloga tau bus, niekam nesvarbu, nes būsi paliktas vienas ir niekam nereikalingas. Matai tokių palaužtų, sulaužytų per savo karjerą? Gal anksčiau to buvo daugiau, nes anksčiau aš mažiau dirbdavau solo, aš dabar dirbu labai daug viena ir solo, tai dėl to šiaip mažiau žmonių matau. O tada anksčiau, tai kiekviena mergina, kuri dirbdavo striptizo klube, turėdavo kažkokią savo istoriją, ar tai bėga nuo smurtaujančio vaikino, vyro, ar ten bando vieniša mama atsistoti ant kojų kažkaip, arba galbūt nemato kitos išeities ir tiesiog tęsia tą darbą, kuris ją žaloja, nes neturi kur daugiau eiti, neturi kažkokios išorėje pagalbos rankos ir dėl to aš sakau, kad reikia legalizuoti, reikia padėti, o nesmerkti. O jeigu, bet nėra čia bėdų turgus iš tikrųjų tik tais, nes aš taip bėdų turgų pradėjau, kai kurie žmonės jaučia, kad ten jie jaučiasi stipriai, gerai, jiem yra gerai, bet jūsų klausimas buvo toks, aš taip ir atsakau. Bet šiaip kiek teko susidurti, tai kas dirba toj industrijai, nebūtinai šokėjos, tai daug kas turi problemų su alkoholiu, su narkotikais, paskui vis tiek čia pinigai yra lengvesni, skaityčiau, greitesni. Ir daug kas jau paskui iš to nebemoka jau grįžti atgal, ar nenori, nebemoka, nebesugeba. Nekalbėkite fone apie lengvus pinigus. Ne, aš esu, gal taip pasakiau, gal jie yra greitesni, gal, nežinau, kaip čia įsireikšti. Suprantate apie ką. Kad aš dabar per dieną ten gaučiau tos 500 kokius eurų ar ten 1000 eurų, man reikėjo labai labai sunkiai dirbti. Ir pavyzdžiui, tu vieną dieną gausi 1000 eurų, tarkim, o tarkim, 3 savaitės po to tu negausi jokių pasiūlymų, ar tą mėnesį negausi jokių renginių pasiūlymų. Tai čia tas atlyginimas labai iššokinėja, tai kartais tu uždirbi labai daug, kartais tu uždirbi labai mažai. Aš turėjau dar minčių apie tas, kaip laužo gyvenimus, bet nežinau, ar laužo, nes daug žmonių atsiranda skolose, nes ne visada yra sąžiningas atlygis, nes galvoja, kad jeigu tu ten tiesiog šokėja, tai tu esi žemiau negu žmogus ir tau nereikia mokėti algos ir tau nereikia iš to gyventi. Bet nežinau, čia gyvenimo toks laužimas. Kažkas gal pasakytų, kad aš esu sulaužyta, kad mano gyvenimas yra visiškai jau pamestas, Dievo aš neberasiu gyvenime ir panašiai. Tai čia labai gal reliatyvu, kaip pažiūrėsi. Kažkam aš esu visiškai dugnas.
kažkam, va, jūs užsiemantis tokiais renginiais. Kažkam mes dugnas. Aš apie Gretą žinau mažiau, tai negaliu teikti, kad dugnas. Bet, nu, žinot, komentatorius, nes kiek aš viešoje erdvėje ir socmedijose esu, tai žmonės pamato ten, nežinau, ilgus nagus, ilgus plaukus ir gražią moterį, tai čia jau dugnas. Nu, atsiprašau. Jo, jeigu šiaip moteris, jeigu moteris prisižiūri, tai viskas, smegenyse nieko nėra. Vat, ir kalbant apie lengvus pinigus, tai tikrai, va, mano darbo rankos, matai, visų tie. Tai aš tikrai taip lengva. Tikrai mėlynių ant kūno daug, kūnas skauda, kūnas yra sulaužytas, aš turėjau ir operacijų. Nu, kūnas dėvisi labai greitai, sąnariai, raumenynas, kaulai. Tai, va, ir tai galima lengvai perėti kitą atsakymą, kad profesija tikrai ne. Norėjau klausti, iki kelių metų maždaug gali būti šokėja? Aš manau, kad nėra limito, ne, kad bet kuris kūnas gali šokti, bet klausimas, kiek ilgai tu gali dar užsidirbti gerą pinigą. Nu, aš labai įsikvėpiu gal savo kolegiam, kurios yra treneris, kurios 20 metų vyresnės, tarkim, ir vis dar dirba arba siekia Lietuvos weightliftingo rekordą, tarkim. Jeigu dar pažiūrėti, tai yra tokios žvaigždės kaip Dita Von Teese, buvusi Mansono žmona, kuri vis dar šoka Las Vegase. Jeigu Mansono yra dabar 5, tai Ditai Von Teese, nu, tikriausiai irgi apie 50 ir ji vis dar yra scenai, bet aišku, ten matosi, kad ir gydytojas galbūt padirbėjo. Ir dar man patinka sakyti, kad aš galbūt tiesiog perėsiu į kitą kategoriją. Jeigu aš anksčiau buvau teen, blond, tai galbūt būsiu milf. Ir yra savo mėgėjų teen, yra mėgėjų milf. Tai tada pet. Na, pet gal aš nematau tos kreivės pas save. Galbūt man patinka, kai vyresnės performerės jau vaidina į dominatrix pusę, jau kažką. Tai va, bet kol kūnas leidžia, tol stengiasi. Bet vis tiek tu turi juk ir mokyklą, viską tenai, tai... Tai jo, verslininkų būti galima, va, tiesiog tvarkyti galbūt užkulisius. Man taip pat įdomu ir būtų įdomu ir renginius daryti, tai aš sakyčiau, kad galbūt aš nuo scenos ir pasitraukčiau, bet aš norėčiau būti šalia organizavimo, galbūt repetitorius, kuris repetuoja, stato pasirodymus, tas viskas labai įdomu. Tai čia taip išeina, kad bet kuriam amžiui, bet kuri moteris iš tikrųjų gali. Tikrai gali. Pasakyti, suktis aplink stulpą, nes ir atrasti turi savo žiūrovą tiesiog. Apie žiūrovus, nu, šiaip būkim biedni, bet teisingai, kad į kontraktus samdo dažniausiai kažką iš jaunesnių, su, tarkim, stangrių jaunų kūnų, tarkime, nu ir aš pati gaunu komentarus, kad, nu, va, Valerija, mes tave samdom, nes, tarkim, nu, va, kūnas atrodo, nu, žmonės nori žiūrėti, tarkim, jauną kūną, bet čia galbūt ir mūsų kaip visuomenės problema, kodėl mes nepriimam kažkokių amžiaus pokyčių, kodėl mes nepriimam kito kūno, negu kuris yra tobulai gražus. Nesakau, kad esu tobulai graži, jokių atveju. Turiu aš ir savo Supratot. Gerai, bet ar žmogus gali savo šokti, sportuoti, eiti į pamokas? Tikrai taip, pilnas internetas yra video, kaip vyresnio amžiaus moteris ir vyrai sportuoja, šoka, sukasi ir tai yra nuostabu. Ir aš šiaip dabar matau, kaip keičiasi industrija, kad turi suaugę daug galimybių lankyti būrelius, kad būreliai dabar ne tik vaikam yra ir ne tik vaikai gali šokti, ant plaukti, lipdyti iš molio, piešti, bet ir suaugę to užsiema. Tai va, jo. O pati sportuoji? Mano darbo labai užtenka sportui, nes aš vedu treniruotės kartais ir ten, tarkim, 13 dienų iš eilės, 6 ar 7 dienas į savaitę būna 3-4 treniruotės į dieną. Nu, aišku, aš ne visą tą laiką sportuoju, bet, nu, čia tikrai yra fizinis kažkoks užimtumas. Sporto salė būtų gerai, bet aš paskutinį kartą buvau prieš metus sporto salėje, su treneriu sportuodavom.
Tai va, tai nežinau, bet aš daugiau su savo kūno svoriu sportuoju. O mityba, pavyzdžiui, vitaminus kažkokius dar kažką reikia prisižiūrėti, ar užtenka to sporto? Tai reiškia, visiems mokiniams aš sakau, kad labai reikia valgyti magnį, kalcį, ten vitaminus, D ir panašiai. Man pačiai labai trūksta, dėl to aš turėčiau pagerti tos vitaminus. Pamirštu. Dabar dėl mitybos. Man atrodo, šiaip šūdų nevalgau tokių, bet šiaip, aš aišku mėgstu ten čipsus kokius nors, bet aš pati daug gaminu maisto, aš labai savęs neriboju, aš tikiu į intuityvų valgymą, kad tu valgai, ko tau norisi, bet matot, man, kad, pavyzdžiui, norisi mėsos, tai aš pavalgau mėsos, bet, o jeigu tau norisi, galbūt, nežinau, kažkokio torto, tai gal tu šiaip nedavalgęs, tarkim, ir, aš, matot, nesu mitybos ekspertė, tai aš nenoriu labai nusišnekėti. Aš tau galiu išduoti savo labai gerą mitybos planą, 1 čitmylas per dieną. Čia yra mano išrastas ir, žinok, veikia. Gal, nežinau, jeigu tai bendrai pažiūrėjus, tai turiu tokį gal intervalinį biškį badavimą, nes, tarkim, aš pavalgau prieš treniruotės, tada aš, nežinau, 6 valandas nesu namie, nieko nevalgau visiškai ir tada grįžtu namo po treniruočių pavalgau. Nežinau, valgau 3 kartus į dieną. Gal aš daugiau prisižiūriu prieš pasirodymus, kad aš gal kažko nevalgyčiau prieš pasirodymus ar mažiau pavalgyčiau pasirodymo dieną, tiesiog, kad tas kūnas atrodytų labiau gražesnis kažkoks. O gal kažkokio turi dar ritualų prieš pasirodymą? Vienas, tarkim, su maistu ten susižiūriu. Ką dar turi, kokie ritualai prieš pasirodymą? Aišku, ir makiažas padaromas, arba pas makiažo meistrį, kažkoks apšilimas, būtinai ten 10 minučių gumą. Įdomiau, kokį nors, žinai. Šiaip aš dažniausiai šoku ant stulpo, tai aš pasitepu rankas, ten kreida ar vašku, kūną išsitepu vašku dažnai. Dar prieš pat ėjimą, tai 2-3 minutės aš stoju ir va taip darau, nes aš džiovinu rankas. Nes aš bandau sukurti vėjelį, kad man padžiovintų tarp pirštų viską. Aha. Nežinau, gal čia dar keistesnis, kad jeigu yra siena kažkokia kreidinė, aš va taip sieną paglostau. Nes man patinka reikia padžiovinti rankas. Šiaip būtinai šaltų vandeniu su muilo išsiplaunu. Man šiaip viskas yra apie slydimą, nes nuo stulpo yra lengva labai nuslysti, tai man labai svarbus sukibimas, tai aš viską bandau paruošti, kad ta ranka neprakaituotų, neslystų. Tai va, nežinau, bet ten tos ritualas kulisuose, tai čia viskas. Ir turi kostiumų užsidėti, ir ten spenelius užklijuoji. Tai va, ten gal nusiskuti stipriau kažkaip. Tai va, panašiai. Atidžiau. Grįžom prie šitų pasirodymų, man dar labai įdomu buvo paklausti, kaip dažnai kuri naujus pasirodymus ir kiek laiko užtrunka sukurti, tarkim, vieną šokį? Čia labai priklauso nuo galbūt neužimtumo, bet kiek samdo, nuo grafiko. Kai kur prašo, pavyzdžiui, Valerija, man patinka šitą dainą, ar gali sukurti pasirodymą šitai dainai. Aš ir kuriu šitą dainą. Tai dažniausiai vienai dainai, ten 3 kartus aš nueisiu į salę ir aš pastatysiu tą pasirodymą. Galiu ir išimprovizuoti, aš labai dažnai improvizuoju, jeigu, tarkim, užsakovas nori kažkokią dainą, aš galiu vietoje išmąstyti. Kaip dažnai kuriu naujus pasirodymus. Tai gal naujausius aš kūriau vasarą, aš pradėjau šokti pagal Metaliką ir kostiumas buvo nupirktas naujas tam pasirodymui. Aš tai gal sakyčiau, kad triukai labai panašus kaip prieš tai, bet ta tokia kažkokia istorija ant Metalikos, su naujų kostiumų, tai vasarą sukūriau paskutinį naują pasirodymą. Reiks mūsų vyrams duoti velnių šokėjams, nes tie tai turi po 3 šokius ir tingi naujų daryti. Bet žinai, juos gal samdo visos merg vakarius ir jiem taip dzin, žinai, ką čia mes porą kartų metus pasikviečiam, tai ir... Aš jau mintinai moku. Tai visi, va. Šiaip yra mano kažkaip mėgstamiausi triukai, kuriuos aš galbūt tiesiog dedu ant skirtingų kostiumų, ant skirtingos muzikos. Bet jo ir dažnai skirtingi, tarkim, žmonės pamato. Bet jo su kiekvieno naujų rekvizitų, tarkim, aš turėjau numerį ten ant sofos, ant suolo, ant kėdės, ant ten ir panašiai. Arba
Anksčiau aš kurdavau daugiau numerių, kai aš bandžiau įeiti į tą rinką, labai ieškojau savęs, tai ir pagal filmų kažkokius personažus kūriau. Vos ne kiekvieną kartą, kai jau į sceną, kai buvo retai ta scena, kartą, tarkim, į mėnesį, tai tada kūriau. O dabar, žinot, kai vienas renginys tau Berlyne, kitas Kaune, vienas Vilniuje, tada Varšuvai, tu gali tą patį numerį nuvežioti tiesiog visur skirtingai. Bet tarkim, kiekvieną kartą aš važiuoju į Berlyną, dabar buvau 3 kartus per šitos 3 metus, tai aš vis naują numerį vežu. Labai gerai, pagirtina. Nu ir kažkur aš dalyvauju, kur man stato numerius, tarkim, yra kažkoks grupinis numeris ir aš jau dalyvauju jau kaip tiesiog atlikėja, ne kūrėja. Tai va. Gal pakalbėkim šiek tiek apie santykius. Manau, jau sakyti apie santykius. Tai ar, pavyzdžiui, iš karto... Pradžiai, ar vieniša, reikia paklausti. Jeigu nori, gali atsakyti. Jeigu nori, nesakykime. Bet ar lengva susirasti antrą pusę, turint tokią specialybę, čia yra specialybė? Lengva persikti, susirasti. Tai mano specialybė būtų šiuolaikinio šokio atlikimas, kame nėra nieko gėdingo, bet tada jau kame atradau save, tą profesiją, tai jo, tokia sudėtinga. Ir kaip reaguoja jie? Tai dabar gal atsakant į kiekvieną klausimą paeiliui, tai jo, dabar nesigėdydama ir besididžiuodama galiu pasakyti, kad aš turiu draugą, su tuo draugu mes jau 2,5 metų kartu, tai jau čia pakankamai ilgai. Iki jo man irgi užduodavo šitą klausimą ir aš visą laiką atsakydavau, kad gan... Labai yra dažnai, kas nori būti šalia, kartu, bet retai, kas nori pasilikti. Arba aš nenorėdavau, kad tie žmonės pasiliktų, nes tie žmonės norėdavo mane keisti. Tai man dabar labai pasisekė, kad yra žmogus, kuris nenori manęs keisti, kuris priima tokią, kokia aš esu. Nu ir taip, man buvo poro sąlygų, tarkim, lipdukai ir jokių lapdens, bet aš manau, kad čia, ir jokių bernvakarių dar jo, bet aš manau, kad čia yra labai sąžininga. Ta prasme, vis tiek... Pavyksta kompromisą dar surasti. Vis tiek žmogus palaiko, važinėja su manimi pasirodymus, vežioja mano stulpus, ta prasme, to žmogaus šeima važiuoja mano pasirodymus, mane palaiko, ir jie buvo ir erotikos festivalyje. Tai va, mano draugas ir va šitoje Limės erdvėje yra ir dirbęs iš tikrųjų, nes, panašis rytis draugas yra didžėjus ir techninis aptarnavimas. Tai va, buvo daugiau to klausimų, ne? Kažką dar paklausai. Daug susakiau ir dabar nebeprisimenu. Nu gerai, bet ar jis nepavydi, pavyzdžiui, ar nerodo to pavydo? Aš manau, yra visiškai sveika kažkiek pavydėti. Kartais tai gali ir galbūt kažkaip santykius tos paaštrinti, bet tikrai nėra kažkokio bandymo labai kontroliuoti arba keisti, nes anksčiau tai buvo to pavydo, kad net pažiūrėti į kitą pusę negali. Tai va, tai dabar labai džiaugiuosi ten, kur aš esu. Jo, galbūt ten nefaina, ir sako, nelabai patinka, jeigu kažkoks, tarkim, duetas, nes aš daugiau šoku solo, tai vat jam labiau patinka, kai aš šoku solo ir kiti mane žiūri, negu, tarkim, kažkas dar antras, ar ten žmogus ant scenos yra. Ir neišvengiamas jų kontaktas, vis tiek kitaip šokis, jeigu būtų dviese su vyru, ne? Būna, pavyzdžiui, aš ir su muzikiniais atlikėjais dirbu, tai kartais su kažkokiu atlikėju tenka padirbti. Bet šiaip dažniau srity, gal šitoje aš sutinku vyrus gėjus, tai mane tai saugo, kad su gėjais galima šokti. O jis pats prašo, kad pašoktum? Ar tu tą darai pats? Šiaip čia galbūt toks pirmas vyras, kuris nieko neprašė. Ir aš pati turėjau paprašyti, žiūrėk, senikai, ar galiu tam pašokti? Jo, tai esu jam kažkokį VIP treatment pasiūliusi, bet tas žmogus vertina mane kaip moterį, kaip draugę ir jau paskutinį vietą kaip šokėją. Jau jeigu net aš nešokčiau ir nebūčiau mokytoja, vis tiek aš būčiau verta ir dėmesio, ir meilės, ir panašiai, nes anksčiau labai manęs norėjo kaip šokėjos, kaip atlikėjos ir jau nenorėjau priimti, kad aš esu irgi žmogus, tiesiog moteris. Vis tiek būna, kad pasipyksta, to nebūna, kad ten prikiša profesija ar kažką tokio? Šitas ne.
mes turim gal kažkokių kitų barnių savų, bet jie nėra susiję galbūt su darbu, bet anksčiau tai tikrai, sakau, kas buvo man netinkami žmonės ir aš juos sutikinėjau vienu po kito, kad prikišinėjo, kad aš čia turiu mažai pinigų, tu čia tik ten pas turtingus dėdus, bet blemba, kodėl aš, nesvarbu. Nesvarbu. Bet tai duok patarimą merginom, kurios, pavyzdžiui, gal irgi šoka, koks yra idealus vyras šokėjai. Idealus vyras šokėjai. Šiaip nieko nėra idealaus ir tikrai nei aš esu ideali, nei tas mano vaikinas yra visiškai pilnai idealus. Tai negaliu pasakyti, kas 100%, bet man atrodo svarbu, kad vyras būtų tvirtas savim, pasitikintis savim, kad jis savo kažkokių, kaip čia vadinasi, nepasitikėjimo savim neišlietų ant tavęs. Kad jis nepasitikė savim, bet tu kalta, tu kažkaip apsirengiai iššaukiančiai, tarkim. Tai čia netinkamas vyras. Kad ant tiek tvirtas savim, kad tu gali bet ką užsidėti realiai. Aišku, su pagarba jam irgi. Kas dar? Nežinau, man čia toks svarbiausias. Ok, o jeigu, pavyzdžiui, turėtum vaikų, ir dukras, sakytų, aš noriu šokti. Ta pati, ką tu. Kaip tu pakomentuotum, iš viso sutiktum ar nesutiktum? Kokia tavo būtų reakcija? Anksčiau, kai dar nebuvau taip prasisukus čia visur, aš vesdavau pamokas vaikam, kurie buvo nuo 5 metų vaikai, ir aš vesdavau šiuolaikinį šokį. Tai čia yra, vaikai mokosi orientuotis erdvėje, savo koordinacijos. Ir aš ir paaugliam vesdavau irgi, vis dar kartais vedu kažkokias pamokas. Bet aš to atsisakiau daryti reguliariai, nes aš nematau dėja savęs kaip autoriteto vaikam. Ir todėl man sunku atsakyti šitą klausimą, nes aš galbūt nelinkėčiau savo kelio. Aš tikrai palaikyčiau žmogų, vaiką, kuris norėtų eiti šokio keliu, ir pasistengčiau viską padaryti, kad tas vaikas būtų lankstus, stiprus, turėtų supratimą apie kompoziciją, apie muziką, apie meną, bendrai apie teatrą. Ir tikrai nieko nematau ir pole dance prasme, kad čia yra kažkokia akrobatika, gimnastika. Bet kalbant apie erotiką, aš galbūt tikiu, kad aš atsidūriau čia dėl kažkokių trauminių patirčių ir galbūt pasistengčiau savo vaiką auginti taip, kad jis nepatirtų kažko panašaus ir galbūt net negalvotų apie tai. O jeigu jau ir norėtų, tai tada jau pradėčiau sakyti, kur geriau dirbti, kur ne. Tinkama kryptim, kur kostiumai geresni, prabangesni, kur rekvizitas geriausias ir panašiai. Nes aš pradėjau nuo labai tokio dešmansko. Kaip čia pasakyti, kad labai buvo papigiai viskas. Pigus rūbai, pigios vietos, pigus žmonės. Ir aš galbūt nuo to... dugno, geras žodis, šiandien dugnas. Aš tikiu, kad aš nuo dugno pakilau kažkiek, gal nelabai aukštai, bet kažkiek. Normaliai. Viso didžiausia žvaigždė ant mūsų žemės. Šiaip mes, Kaune yra pas jūs panelių, kurios sporto prasme, triukų prasme yra daug stipresnės, bet jos galbūt kitą kryptimį nuėjo. Galbūt tai labiau meno negu erotikos pasaulio ir bando taip kad ne, mes čia tikrai ne erotika, ne, jūs negalvokit. O aš labai atvirai apie tai kalbu, man kažkaip atrodo, kad erotika turi vietą būti ir kažkokios pramogos suaugusiam irgi turi vietą būti, nes seksas yra visiškai normali mūsų gyvenimo dalis ir yra galbūt nenormalu, kad jūs nesimylit, tarkim, arba nenormalu, kad jūs nefantazuojat. Ir ką galėtum pasakyti žmonėm, jeigu jie neskiria šokio nuo pornografijos ir jiem atrodo, kad čia vienas ir tas pats? Galbūt daugiau domėtis, daugiau pamatyti, plėsti savo akiratį,
aš va taip pasakyčiau, aš nenoriu ginčytis, nes nėra tam laiko ir kažkaip, nu, tegu žmogus pats nueina pažiūro, jeigu nenori, tai ką aš kalbėsiu tokiu žmogum, jeigu jis jau stovi tvirtai ant tos savo nuomonės, bet gaila, kad ir televizijoje daug tokių, bet mane neseniai kvietė kalbėti apie pornografiją, aš kažkaip dėl to, kad aš užsiemu erotiniu kažkokiu menu. Aš tai nematau tokios gilios sąsajos tame. Aš tikrai nemanau, kad aš užsiemu pornografiją ir nesakau, kad tai yra blogai. Aš manau, pornografija yra viskas gerai. Nu, tipo, nieko nesmerkiu. Tiesiog, kad aš to neužsiemu ir tiek. O ką manai apie vibrošų? Tai mes jau kalbėjome. Ir vibro, ir apie... Sakai, nematai dar, ne? Aš sakau, nemačiau, tai neturiu ką pasakyti. Tai va dabar kaip tik ieškom atlikėjos, tai bus va per... Iš užsienio gal kas? Ne, tai Lietuvoje yra kas daro, tai ir ne viena. Dieve. Dieve. Kur mes likome? Ne, nu baigė, čia juokas. Ne, kaip yra tas posakis dugnas, naujas viršus, ar kaip ten sako, kažkur esu girdėjęs. Ne, man patinka būti nustebintai, man patinka vis dar kažkokie surprizai, man patinka, kad aš esu suaugusi, vis dar galiu būti kažkuo nustebinta, nes dažniausiai vaikai pas mus yra nustebinti cirke ar kažkur. Tai faina, kad yra erdvių, renginių, kurias tu kuri, kur galima pamatyti ir kažką naujo pamatyti, sužinoti. Va turėjom, atsimenu irgi tokį labai fainą šokėtį ant tokių gerų turėdavo pasirodymų, bet dėja su svaigiosiom medžiagom biškai atsirado problemų, nebetvykdavo į pasirodymus, tai mes nutraukėm bendradarbiavimą. Nu, bet čia būna jau taip, kaip ir sakiau. Bet jo, ten tai būdavo geri pasirodymai, vau. Gal dar sugrįš kada nors? Gal praeis. Gal pasiekė dugną? Atsimuš. Jo, negalima taip sakyti, bet yra kaip yra. Lemba, kažkaip mes labai čia su to dugnu. Dugnas. Gerai, ką mes reikės į pavadinimą įdėti. Tai kokie ateities planai tada? Ateities planai? Man patinka sakyti, kad aš noriu toliau plėsti savo geografiją, tai reiškia kuo daugiau keliauti, kuo daugiau šalių pasiekti su savo pasirodymais. Kai kur tikrai buvo pasiekta labai daug, tai kai kuriuos pasiekimus norėčiau netgi pakartoti, kažkokias didelės scenas, arenas, didmiesčius užsienio ir panašiai. Pasigir, kokie čia? Ten kokia Žalgirio arena buvo labai didelis pasiekimas, solo performances, tada kažkokie didelės žvaigždės, nes aš dažnai filmuojas vaizdo klipuose, filmuose, tai vat tas įdomu labai su daugiau žvaigždžių padirbti. Buvau kur Paryžiuje, Berlyne, Varšuvoje ir mažesnėse miestuose, tai man būtų įdomu ir kitos šalis, kitos sostinės arba galbūt žemynai, nes kito žemyno dar nesu pasiekusi savo pasirodymais. Yra laiko. Pabaigai, tiek daug sužinojom ir dabar taip viskas aiškiau, ar ne, yra. Ir ką dabar galėtum pasakyti žmonėm, kurie galvoja, kad tai yra lengvi pinigai? Tai nėra lengvi pinigai. Tai už tų pinigų stovi valandos ir valandos sporto salėj. Mes šiaip esam biškį apie tai jau aptarę šiandien. Nu, bet čia tokia finalinė gal frazė. Čia lengvų pinigų nebūna. Nėra ir čia tokie krūvini, žinai, per nemokamai tik sūris pelių gaudyklį, yra toks posakis kažkoks. Yra. Tik sūris pastose. Sūris pastose, jo. Okay. Tai ką, tai turbūt mes viską apšnekėjom, ar dar kažką turim? Turbūt ne. Tai ačiū, kad klausėt. Jo, labai noriu padėkoti Valerijai, kad atėjo pas mus. Ačiū Gretai. Ačiū Mykolui. Jei nesunku, paspauskite ant tą laiką, visus kitus reikalus, komentarą, subscribe, tikrai mums padėsit, mes dar labai jauni augam. Ačiū Limits klubui, kuris mus priėmė čia ir pasimatysim balandžio 11. Vsio, ate.